Dekatlono dviračiai yra kažkas tokio. Va, Triban, pavyzdžiui, ne? Pasidariau diagnostiką, kas gerai, kas negerai, vairą, va, nusėmiau, vairo kolonėlė negyva. Guoliai tokie kasetiniai. Kasetiniai tai reiškia ne palaidi tokie, kur su pasaitėliu, separatorium ar kaip jie vadinasi, bet toksai kaip, atrodo kaip pramoninis, bet ne pramoninis, jisai išsiardo. Ir kada išsiardo, tai gaunasi tokie pusiau konusai va išsiema ir guoliukas irgi va toks. Bet jisai išsiardo tiesiog. Tai tam, kad pakeist kolonėlę, aš galvoju, tai tuoj va, užsakysiu šakė 118, normaliai, išsimušiau tą apatinį guolį pasimatuoti, matuoju, o jisai išorinis diametras 41,4, 41,5, kažkas tai tokio. Galvoju, nu tai okei, bet kažkaip 44 labiau paplitęs, pradedu ieškoti, nėra. Ne vienoje dviračių parduotuvėje, niekokių dviračių detalių, netikėjai, neturi tokio diametro. Pastaviau. Nu tai gerai, tai dekatloninis, einam į dekatlono puslapį ir užsakinėjam. Ten dažnai yra tų detalių, galima užsisakyti ir ten pigių visokių. Užeinu, paieška, ten katalogas šiaip sau. Aprašymai jų ten irgi šiaip sau, pradedu ieškoti. Perverčiau 3 puslapius tų vairo kolonėlių guolių. Nėra. Pagal dydį, pagal šis standartą ieškau paiešką. Nėra. Tai reikia užsakinėti kažkur iš užsienio, iš eBayaus ieškoti. Vat elementarus dalykas. Kam jūs taip padarėt? Kam padarėt tokį rėmą, kad jisai būtų netoks kaip pas visus? Kaip ant brangių dviračių, okei. Ten ir dalys būna brangios, kokios nors ypatingos, dar ten sprendimai, bet ant nebrangaus dviračio dabar vairo kolonėlės keitimas toks. Ieškosim, užsakinėsim, o ką daryti?